Niekada negalvojau, kad taip nutiks būtent man. Esu girdėjusi, kad 2/3 moterų patiria smurtą, bet aš niekada nebuvau viena iš jų. Visada maniau, kad tai moters patiriančios smurtą problema. Po pirmo smūgio išmesk vyrą iš namų ir baigtas kriukis. Ar aš skuduras, kad į mane valytųsi kojas? Ar aš bokso kriaušė, kad į mane išlietų susikaupusi pyktį? Ar aš... Taip, pasirodo, aš mazgotė. Visada įsivaizdavau, kad prieš moteris smurtauja degradai, alkoholikai, psichikos ligoniai. Jis toks nebuvo. Jisgi toks mielas, rūpestingas, geras man. Ir mano gyvenimą kontroliavo tam, kad man būtų geriau. O juk man gerai, kai jam gerai. Viešumoje atrodėm tokia pavyzdinga pora. Kai pirmą kartą trenkė, galvojau pati kalta, išprovokavau. Kai sumušė paskutinį syk, galvojau taip pat. Kaip jums atrodo, ar daug ar mažai moterų patiria smurtą šeimose? Mažai. Manau, kad daug. Man atrodo, kad daug moterų patiria smurtą šeimose. O jeigu procentais, kiek maždaug sakytumėte? Gal kokį 40. Daugiau negu 50. Kokių 70, gal 80. 70% patyrusių smurtą. Kaip jūs apibūdintumėte tipišką smurtautoją prieš moterį? Gelia, kelia ranką. O vat, sakykime, gatvėje einantis vyras, ar ne? Ar galima pasakyti, kad jis yra smurtautojas iš kažkokių išorinių požymių? Ne. Ne, nes kartais žmogus atrodo geras toks, o iš tikrųjų yra blogas ir smurtaujantis. Galima atskirti. Koks bruožas? Pagal veido išraišką iš karto matosi. Bet daugiausiai vyrų smurtauja gerdami neblaivaus būdo. Galima atpažinti, kad jau žmogus yra geriantis, yra priešiškai nusiteikęs. Žiūri kreivai į moteris, būna tokių. Ar, pavyzdžiui, turtas, statusas visuomenė įtakoja, ar jisai smurtaus ar nesmurtaus prieš moterį? Gali būti bet kas, ar ne? Gali būti bet kas smurtaus. Pasiturintis jisai smurtaus šeimoje. O jeigu nepasiturintis? Nepasiturintis jisai tik tai nebent, nežinau, išreiškia tą smurtą, jeigu turėdamas darbę problemų, jisai išreiškia smurtą moters išgėręs, žinoma, ir visas darbinės problemas jisai išleidžia moters, būna netgi jėga savo, kumščiais. Ar savo aplinkoje jūs pažįstate moterų, kurios patiria smurtą? Taip. Daug. Ar jūs kažkaip bandote joms padėti? Patarimais. Bet jos vis tiek myli savo vyrus ir jos su tuo susitaiko. Jos nemano, kad jums reikalinga pagalba? Jos mano, kad jiems reikalinga pagalba, bet kur jos eis. O kaip atrodo, kas ją sulaiko prie vyro smurtautojo? Daug kas laiko, vaikai laiko, kad neturi kur apsigyvens. Vaikai? Gal ir meilė. Kaip jūs manot, ar yra pateisinama priežastis vyrui smurtauti prieš moterį? Ne. Aš manyčiau, kad tai nėra pateisinama priežastis. Vyras turėtų savo problemas spręsti kitų būdų, bet nesmurtauti prieš moterį. Kaip jūs įvardintumėt, kas yra smurtas prieš moterį? Rankos pakėlimas. Mušimas, kėlimas ranką prieš moterį. Kai jisai muša, tiesiog kumščiais muša, nežiūri kur. Į veidą, spardo netgi yra tokių atvejų. O ar manot, kad egzistuoja toks kaip ir psichologinis smurtas? Egzistuoja. Ir yra psichologinis toks smurtas, kaip sakoma, moralinis labiau, kai jisai tave niekina. Tiesiai tavo akis, netgi svečiams girdint, jis tave tiesiog niekina. Tai yra dar moralinis smurtas. Jis yra, galiu pasakyti, jis yra stipresnis negu fizinis. Kaip manot, ką galėtų padaryti valstybė, kad smurto Lietuvoje prieš moteris mažėtų? Nepardavinėti alkoholio. Kiek žinau, yra kai kurių įstaigų, psichologinių, kad moteris eina pas tą psichologą, paaiškina savo situaciją ir tuo pačiu metu
jeigu vyras su žmona nori likti kartu, bet be smurto, vyras turi lankytis pas tą psichologą. O ką galim padaryti kiekvienas mes asmeniškai, kad smurto prieš moteris mažėtų? Kreiptis į tam tikras valstybinės įstaigas, prašyti pagalbos. Vienas dalykas, aš vyrui duočiau pasirinkimą. Ar savo aplinkoje pažįsti moterų, kurios patiria smurtą? Taip, pažįstu. Ir daug jų yra? Taip, daug. Ar bandai joms padėti? Taip, bandžiau. O kokiais Kalbėdamas su manim. Bendraudama, taip? O kreiptis į kažkur? Ne. O kažkas trukdo, ar neaišku, kur kreiptis? Neaišku, kur ir kažkaip nežinau, ne mano reikalas. Moteris pati turi spręsti problemą. Pažįstu mano sesuo. Ja vyras tiesiai, pasakysiu, vos neužmušė. Tai vieną dalyką aš jai pasiūlau. Negyventi su juo, jeigu jis jau taip pakėlė prieš ją ranką. Kažką dar šiandien turėjau nuveikti. Ir kogi aš tokia išsiblaškiusi? Nieko nebeprisimenu. Susikaupti negaliu. Įsimylėjau beviltiškai, kaip paauglė. Yra ko? Vyriškas, dėmesingas, daug pasiekęs. Už jo, kaip už sienos. Ne šiaip vyras, o kiekvienos moters svajonė. Tik va, kartais galėtų būti jautresnis. Betgi jis vyras. Galėtų daugiau laisvės duoti. Bet jei jis nori, kad namie sėdėčiau su garuojančia vakarienė, tebūnie, lauksiu. Juk jis to vertas. O jei dar padėkotų. Bet kita vertus, kodėl turėtų? Jis daug dirba. Mano pareiga jo rūpintis namie. Dėl tokio vyro daugybė moterų gyvenimą paaukotų. Ar aš kitokia? Juk pati kalta aną penktadienį jo pyktį išprovokavusi. Kokių velnių pamiršau jam marškinius iš ryto išlyginti. Sakau, kažkokia išsiblaškiusi aš paskutiniu metu. Kiek atrodo moterų patiria šeimose smurtą? Ar daug ar mažai? Įsivaizduoju. Aš manau, kad nemažai yra Lietuvoje, kur moterys patiria smurtą. Labai priklauso, kokia šeima būtų. Ar tai būtų kokia nors varginga šeima, tai turtinga, nes vis tiek labai požiūriai skiriasi ir tuo pačiu visi prioritetai. Daug. O, jeigu paprašyčiau procentais įvardinti. Procentais? Skaičiuoti reikia. 15 procentų. 30 procentų. 20, manyčiau. O, sakykime, savo aplinkoje, ar pažįsti moterų, kurios patiria smurtą? Jo. Yra, ne? Šiuo metu ne, bet anksčiau ypač būdavo. O kaip apibūdintum tipišką smurtautoją? Tai yra vyrą, kuris pakelia prieš moterį ranką. Kuris kažko tai negauna iš moters. Žmogus, kuris turi problemų. Kokių tai ar tai psichologinių problemų, ar gal net sergantis kažkokia liga, tai depresija, ar tai alkoholizmas. Kažkas yra tokių dalykų. Eilinis. Prisigeria, ateina į namus išsiliejant, žmonos, tarkim. Kuris nepatenkintas savo gyvenimu. Visada paniuręs, visada su bloga nuotaika ir gerintis. Bet kas gera. O ką turėtų daryti valstybė? Pagrindiniai įvykiai taigi priklauso ne nuo valstybės, o nuo bendravimo tarp žmonių. Tai kaip būtų galima gerinti tą bendravimą? Pradėtant nuo kursų mokyklai, mokyti vaikus iš anksto, kaip reikia elgtis. Reikėtų, kad kažkokie
tokia sistema veiktų, kad moterys galėtų kreiptis pagalbos į tam tikras institucijas. Tu pats ką nors darai? Stengiuosi nesikišti į kito žmogaus asmeninį gyvenimą, nes tai yra jo aplinka ir jis pats pasirinka savo gyvenimo būdą. Neturiu tam tikro jėgų, kad padėti tikrai. Čia yra tų žmonių jėgų įgamas asmeninis. Kas tai yra smurtas prieš moterį? Tai fiziniai veiksmai prieš moterį. Įvairus gali būti smurtas, gali būti fizinis smurtas, gali būti psichologinis smurtas. Tokie gal pagrindiniai dalykai. O psichologinis smurtas toks egzistuoja moteris? Manau, jo. Ir jo dažniausiai bando naudotis moteris prieš vyrus. O sakykime, ar tu įsivaizduoji kokią pateisinamą priežastį, kodėl būtų galima pakelti prieš moterį ranką? Pats savyje ieškoti kiekvienas atsakymą. Bet ar pats galėtum pakelti prieš moterį ranką? Žiūrint, kokia būtų be situacija. Bet kažkokia situacija yra galima, kai tu pateisintum prieš save, kad pakėlė į ranką prieš moterį? Dabar tikrai nepasakyčiau, bet visokių yra atvejų gyvenime. Nėra pateisinimų priežasčių. Tai nesivaizduoju, kaip galėtų vyras kelti prieš moterį ranką. Aišku, gal moteris ten kažko ir nusikaltus, bet tai, manau, yra kitos priemonės kitiems būdams nusikalti. Jeigu šiandien, tai tikrai ne. Tiesiog nėra to tikslo priežastis įsiprisidėti. Vis tiek, vyras yra iš esmės fiziškai stipresnis. Tai dėl ko reikia fiziškai stipresnio žmogus įsidėti. Įsidėjo ant kitų žmonių. Nes dažniausiai žmogus pats tai nieko negali pasakyti, jis sako tik ant kitų. Ar įsivaizduoja, kad pats galėtum pakelti prieš moterį ranką? Išdrįsčiau. Tikrai ne moteris, aš negi neliešiu ranką, ne aš jau geriau galvą į sieną trankyčiau. Savo galvos. Savo. Kaip atrodo, kad tu pats galėtum padaryti tokioje situacijoje, sužinojęs, kad moteris patiria smurtą? Ką pats galėčiau padaryti šiaip, tai yra gan individualus dalykas priklausantis grynai tai pačiai šeimai. Tai sakyčiau, kad tiesiog ta pati moteris turėtų susikrėpti, susimąstyti galų gale, pasiprašyti kokios nors tai pagalbos, kad ir iš vietinės policijos. Reikėtų daugiau kalbėti. Kartais tokia vieniša jaučiuosi. Niekam nereikalinga, niekieno nesuprasta, niekieno nevertinama. Ir nieko bendro su kitais neturinti. Visiškai nieko bendro.